Ieva, ar atsimeni, kaip mes pas močiutę valgėm bandeles? Tai aišku, dargi turim nuotraukų prisimenu senelius sėdinčius virtuviai. O juk taip negalėdavau suprasti, kodėl tėvai norėtų grįžti į gyvenimą ten. Jo, ir kaip mes kiekvieną kartą atvažiavusius tiesiog bliaudavom. Arba tvarkydami visus namus, kad tik tai mūsų neišsivežtų. Jeigu dabar atiduočiau viską, kad tai galėčiau vėl sugrįžti tą baisę palėtą, kurią dabar klauso muzikos ir skaitom knygas. Keista, kad jūs tokiu džiaugsmu prisimenat savąją vaikystę. Seneliai jums kuria šiltus prisiminimus. Aš niekaip su džiaugsmu negaliu prisiminti savo vaikystės. Gal viskas pamažu, jeigu nevertini dabar, gal vertinsi vėliau. Tik kad labai sunku prisiminti kažką smagaus iš savo vaikystės. Vėliau gal kitaip galvosi. Na, galbūt. Juk mes visi turim savo sunkumų, bet kartu esame kažkas gražaus. Džiaugiuosi, kad esi visą laiką šalia. Svarbiausia, kad mes turim vieną kitą. Tiesa. Ir galvoju dėl tų bandelių. O Dieve, ar neperdegė?